Pats greičiausias būdas iškepti viščiuką yra išpjovus jo stuburą. Ir toks metodas vadinasi greitkelio viščiukas arba spatchcock. Tai jau jį ir parodysiu. Bet dar prieš tai susipjaustume visas daržovės. Naudoju geltonasias paprikas ir jas supjaustu gan stambiais gabalais. Tada pjaustume vieną cukiniją ir jį stambiai, nes ilgai kepsiu viščiukų, kad nesupeštų visiškai. Tada griežinėliai supjaustu 2 bulves. Taip pat mums daug skonio duos pievagrybiai, tai jos labai stambiai supjaustume. Vyšniniai pomidorai per pusę. Tada supjaustum 2 raudonuosius svogūnus griežinėliais ir 1 didelę morką. Aš čia pjaustau kampu dėl to, nes jeigu pjaustai tiesiai, jos tiesiog per visą stalą bėga nuo manęs. Na, tada viską sudedam į skardą ir imamės viščiuką. Tai viščiuką apsiverčiam ir pasižymiu, kur eina stuburas. Iš abiejų pusių taip su peiliu įsipjaunu ir tada naudoju žirkles. Tai perpjautume karkasą, šonkulius ir stuburiukas visas išsiema. Jį galime panaudoti sultiniui. Dar viena smulkmena, tai va per krūtinkaulį reikia padaryti įpjovą, kad krūtinė visiškai atsivertų ir būtų plokščia, kad mums tas viščiukas dar tolygiau keptų. Tai taip, atidarom, paspaudžiam, suplokščiam, varniukus užkišam ir perkeliam į skardą. Ne, ir neperkeliam ant skardos. Dabar nuskaninam daržovės, tai naudoju alyvuogių aliejų, sojos padažą, Worcestershire sauce, Worcesterio padažą, austrių padažą. Tai čia saldumas, pikantiškumas, mėgstamiausias prieskonių mišinys, čia yra kalendros mišinys, paprikos saldžiosios. Viską gražiai permaišom. Nuodų iš jos, kad kiekvieną padengtume daržovę. Ir ant viršaus paguldome viščiuką, pašlakstau į alyvuogių aliejum ir gausiai druskelę padengsim. Iš abiejų pusių gražiai įtrinam. Norėčiau, kad ir mane masažuotų kažkas taip, kaip aš masažuoju viščiuką. Alyvuogių aliejum. Taip, druska eina ant viršaus ir kepu 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje kažkur apie 50 minučių. Va, čia dar buvau pamiršęs pusę litro sultinio vištienos įpilti. Ok, mūsų čikenas jau iškepė. Ir taip atrodo šitą temperatūrą. Pamatuoju temperatūrą. Tai kai išimam iš orkaitės, reiktų pasimatuoti. Šiaip saugi zona yra 74 laipsniai. Tai reikėtų taikyti, kad būtų kažkur 64, nes mes dar pailsinsim tą mėsą kažkur 20 minučių ir per tą laiką temperatūra vis dar kils. Taip, padažiuko į lygiom dalim miltai, sviestas. Miltai. Gerai, prisimažinam ugnį. Čia pasidarėm vieną iš tirštiklių, vadinasi roux. Blonde roux, kiek dabar matosi pagal spalvą, light. Tai pirmas stage'as yra pasidaryti roux. Turime šitą gėrį. Ir po truputį pilsim. Kad nesušoktų gumulais, tai po truputį. Viena dalis. Gal čia nesimato, koks tirštas jis dabar yra. Bet tuoj praskėsim. Kyščių reguliuojam, kokio tirštumo norim. Kadangi viską turim, galim užbaigti patiekalą ir paragauti. Į lėkštės apačią dedu rukolos. Tada dedam keptas daržovės. Viską centruoju, stengiuosi. Atpjaunam šlaunelę. Iš jos tiesiog sultis bėga. Kokio skonio ir minkštumo jinai bus. Ir tada turime savo vištienos greivį.
savo padažą. Pilame tiesiai ant vištienos. Čia dar pasimatuojam. Jinai va pailsėjusi 75 laipsnių tobulą temperatūrą. Ir viskas. Dabar galėsim ragauti. Dar šiek tiek padažiuko. Ir skanaus. Na, o po to galime viską iš karto susitvarkyti. Tai reiškia nuimti mėsą nuo karkaso, susidėti į dėžutes. Va, atsipjaunam šlaunėles. Nuimam mėsą nuo krūtinkaulio. Nuimam krūtinėlės, kurias galim panaudoti salotams, makaronams ar dar kažkam. Šitas karkasas dar iš jo gausis sultinys. Daržovės sudedam į atskirą dėžutę. Ir čia tiesiog yra lifehackas. Pamaitinot visą šeimyną, dar liko į darbą įsidėti. Puiku!